Nesu čia informacinių technologijų specialistė, tiesiog susidūriau irgi su problema, kurią pabandžiau išspręsti. Ir, ta patirtimi norėsiu šiandien ir pasidalinti. Tai pradėsiu Andrew Ng žodžiais, kad dirbtinis intelektas yra kaip elektra. Elektra nepakeitė pasaulio, ji pakeitė būdą, kaip gyvename pasaulyje. Dirbtinis intelektas pakeis pasaulio, bet jis pakeis būdą, kaip sprendžiame problemas. Rodė labai puikia pagalbinė priemonė ir dabar jinai gali veikti kaip ta pagalbinė priemonė, padėti mums atlikti daugelį darbų, susisteminti informaciją. Tačiau iškilo ir kita problema. Aš susidūriau jau čia prieš porą nepilnai metų, kada dalis studentų, kuriuos turėjau nuotoliu ir kurie negalėjo atvykti, nes nebuvo Lietuvoje, laikė pirmąjį atsiskaitimą. Išlaikiusių studentų, tik tai gavo 9 ir ten 50 gavo 10. Nors atrodo sistema apriboja jų išėjimą iš puslapio, tačiau pasirodo, kad užtenka nufotografuoti klausimą, įkelti dirbtiniam intelektui ir jisai jau pateiks atsakymą. Teko priimti sprendimą ir ieškoti kitų būdų, kaip patikrinti žinias. Aišku, dabar su ta problema susiduria ir Lietuvoje, nes daryta ir apklausa, matome, kad apie 42% apklausos dalyvių mokinių naudoja dirbtinio intelekto įrankius, kurie padėtų rasti atsakymus į klausimus tam tikra pamokos tema. Kiti ir naudoja namų darbams atlikti, pasiruošti ten atsiskaitimams ir kai kada tie nusirašyti atsakymai, būtent pateikti dirbtinio intelekto, labai lengvai yra identifikuojami pačio mokytojo ir galime pasakyti, kada jau mokinys atliko, o kada tas dirbtinis intelektas. Problema kilus ir su studentais, ne tik tai su mokiniais, jie irgi atlieka tuos rašomuosius darbus dirbtinio intelekto pagalba, dažnai net nepasitikrindami informacijos. Ir taip mes galime praleisti mokinius ir studentus, net ir neįvertinę jų tų tikrųjų žinių. Dabar net buvo iškeltas klausimas, ar namų darbai dar išvis turi prasmę šito dirbtinio intelekto amžiuje. Darytas tyrimas, dėl kogi mokiniai ir studentai naudoja dirbtinį intelektą. Tai visų pirma įvardino, kad tai yra per didelis darbo krūvis, jie turi labai daug įvairių užduočių, ir kad palengvinti jas, jie pasinaudoja tą lengvesniu keliu. Nes vėl laiko stoka, kai kurie yra labai jautrūs įvertinimui, nori gauti kuo geresnius pažymius, vėl naudoja dirbtinį intelektą. Kiti besimokantys yra jautrūs pačio darbo kokybei, jie nori atlikti tobulai, todėl vėl naudojasi dirbtinio intelektu, nes galvoja, kad jisai būtent padarys už juos tą visą darbą jau teisingai. Bet visą to naudojimas veda prie tam tikrų pasiekmių. Tai vienas iš jų, kad jau kai kurie nemoka naudoti savo tikslingai laiko, jie delsia atlikti užduotis iki paskutinės minutės. Pavyzdžiui, ir studentai baigiamuosius darbus jau rašo paskutinėmis savaitėmis, nes, atrodo labai paprasta, suvedžiau, dirbtinis intelektas viską išmeta, nukopijavau, sudėjau ir, kiek aš sutaupiau laiko. Negalvojant, neieškant informacijos, neįsimenant jos, kadangi
Na, irgi labai lengvai galime viską susirasti. Atsiranda atminties praradimo problemos. Tai yra pas besimokančiuosius dominuoja trumpoji atmintis. Jie nesugeba išsaugoti informacijos ilgesniam laikui. Na ir įrodyta, kad darytas vienas tyrimas, kad tie mokiniai, kurie patys atlikdavo namų darbus, patys rašydavo atsakymus, jų akademiniai rezultatai būdavo aukštesni negu tų, kurie atlikdavo dirbtinio intelekto pagalba. Aišku, čia tie rezultatai jau galutiniai patikrinimų metu gauti. Aš pasirinkau temą, kogi negali tas dirbtinis intelektas ir dėja aš pranešimą, kai planavau pavasarį, tai daug kas pasikeitė ir teko jau nauja versija, kurias užduotis gali atlikti, kurių negalėjo anksčiau. Paklausiau ir dirbtinio intelekto, kai kurių tų pokalbių svetainių, ko jie negali. Gemini pasakė, kad negali pasidalinti savo instrukcijomis, ko jisai neįveikia. Copilotas jau nurodė, kad jisai turi ribojančias sąlygas, kaip uždaviniai, kuriems reikia realaus laiko pojūčių duomenų, tai yra vaizdo, garso duomenų arba fizinių veiksmų. Taip pat nurodė, kad jis neįveikia užduočių, kurios yra susijusios su tiesioginė rinkos, finansinė ir medicininė diagnostika be žmogaus jau priežiūros. Kai kurių daugiasluoksnių užduočių neįveikia ir taip pat sprendimų, kurie reikalauja nuolatinio ilgalaikio dialogo ir jau viršyje daugiau negu vieną sesiją. DeepSeek pateikė daug išsamesnes tas informacijas, aš čia tik sutraukiau. Tai yra nurodė, kad jis negali atlikti užduočių, kur reikalauja fizinės ar jausminės patirties, taip pat reikalaujančių prieigos prie naujausios informacijos arba laiko duomenų, užduočių, kur reikalauja išplėstos vizualinės analizės, nišinių arba specializuotų žinių ir taip pat, kur reikia kūrybiškumo bei intuicijos. Tai DeepSeek tais atsakymais remdamasi aš ir tikrinau užduotis ir įsitikinau, iš patirties pasakysiu, ką jisai gali ir ko negali tas dirbtinis intelektas. Jeigu turime mokamą versiją, tai prie naujausios informacijos vis tiek kažkaip tai sugeba prieiti, bet jeigu nemokamoj, tai dar pateikti atsakymų dirbtinis intelektas būtent ChatGPT negalėjo. Ir mokinių, kai klausiau irgi, kaip naudojate, ką gali jisai pasakyti, ar padeda atlikti užduotis, arba ką atlieka blogai, tai jie ir įvardino, kad negali prieiti prie naujausios informacijos, netgi ir 1 metų senumo. Pavyzdžiui, jeigu pasikeitė sąlygos ir mes Lietuvoje ten pagal atnaujintas programas, ten chemijoje kažkokius dydžius kitokius jau naudojam, jisai pateiks vis dar tuos senuosius. Tai tiesiog mokytojas jau gali atskirti tada, kas tas užduotis atliko. Ar mokinys, ar dirbtinis intelektas. Čia lenteliai pateikta tam tikras aspektas ir palyginimas su žmogaus intelektu. Tai duomenis dirbtinis intelektas apdoroja tikrai labai greitai, galima įkelti didelius tuos duomenų rinkinius. Žmogaus jau tas intelektas lėtesnis, bet yra lankstesnis. Kas liečia duomenų tą apdorojimą arba teksto suvokimą, jeigu įkeliamas labai didelis tekstas, ten tas PDF-as keliasdešimt puslapių, jisai kartais vidurį prašoka. Tai yra atsiranda tam tikri nukrypimai, dėl ko galima tos informacijos,
kuri yra vidury, neįtraukiama į jo tas pateikiamas atsakymas arba santraukas. Pavyzdžiui, reikėjo palyginti, įkėliau darbą palyginti pagal kriterijus, tai jis kai kurių kriterijų sakė, kad darbe buvo visi nurodyti kriterijai, prašoko. Kūrybiškumo dirbtiniu intelektui žinome, kad trūksta, jis yra ribotas ir laikosi užprogramuotų taisyklių, tai prie to irgi prieisiu, kai užduotį demonstruosiu. Jau yra didelis kūrybiškumo potencialas ir jisai gali kitai. Konteksto supratimą veiksime su tam į tuos klausimus neatsakyti. Taip pat nėra emocinio intelekto, irgi kas liečia jausmus, per jausmų prizmę einant, tai dirbtinis intelektas tokių užduočių. Sprendimų priėmimas vėl remiasi algoritmais ir duomenimis, todėl problemą spręsti, naujas pateikti, jisai negali naujai, jisai gali tik tai remiantis tuo, ką randa ir ta pateikta internete informacija. Tai prieisiu prie užduočių, kurias aš nagrinėju, kaip ir pavyzdį, kaip dirbtinis intelektas atlieka ir ko jisai negeba. Tai dalies paveikslėlių jis nesugeba įžiūrėti. Tai jeigu užduotys yra pateiktos remiantis paveikslėliais, jam labai dažnai sunku juos identifikuoti. Tai yra pamatyti, kas juose pateikta ir pateikti teisingą atsakymo variantą. Čia iš edukos paėmiau kai kurias užduotis patikrinimui biologijos, užduotis, tai teisingai apibrauktas atsakymas, kur yra pateikta apie veninį, arterinį ir kapiliarinį. Pateikė kiek kitokias atsakymas pagal tai, ką jisai mato. Kitas klausimas, taip pat iš tų nuotraukų, irgi iš edukos paimtas, mokiniai moko akcentuojam kalbėdamas patalpų konvekciją. Tie šildomi yra kuo žemiau, kadangi šilę dėl sumažėjus. Aš labai atsiprašau, gerbiamos pranešėjos, bet labai trukinėja jūsų internetinis ryšys. Gal bent jau tada kamerą išsijunkit, gal bus patogiau, bus aišku nesmagu jūs nematyti, bet gal kokybė bus geresnė. Ačiū labai. O dabar, jeigu ką, tai internetą bandysiu persijungti, interneto tą ryšį. Dabar geriau ar ne? Kol kas geriau. Tai nežinau ties, kur čia girdėjote ar negirdėjote. Tai būtent aiškinu apie konvekciją ir mes jau kaip ir mokomės pasirinktume tą teisingą variantą C, kad šilumos šaltinis yra kuo žemiau. Ir tada vyksta aktyvi dirbtinis intelektas, jisai čia pradeda įvertinti ir ko čia tie židiniai galėtų daryti būti, kaip čia kas sugeria šilumą. Na ir pateikė visiškai neteisingą variantą tada, kad šilumos šaltinis sakot. Na, vis tiek turim, matau. Gal kažkur ryšio.
Galėčiau gal kažkaip padėti, bet visiškai neturiu kaip aš jums padėti. Bet aš nežinau irgi kaip gerinti tą ryšį. Ir kur išeiti? Labai stringa ar kaip? Na, po truputį taip. Iš pradžių lyg tai nieko, bet dabar vėl labai. Laidų aš neturiu laido šitam kabinete. Na, gal bandom toliau, o paskui, jeigu jau bus visai blogai, tada vėl stabdysiu. Labai atsiprašom, bet tiesiog. Nu, taip aš tikrinau to ryšio šitoj vietoj. Tai keliaujam toliau, vėl piešinukas ir jisai vėl nemato, kur yra klaida. Tai kur yra tie piešiniai ir klausimai susiję su piešiniais, visą laiką mes turime tą neteisingą, dažniausiai turime neteisingą atsakymo variantą. Nors jeigu mokinys atidžiai skaitytų, tai pamatytų, kad pavyzdžiui teigia, kad klaida yra piešinėlį B, nes jame pavaizduota, kaip šiltas vanduo leidžiasi žemyn. O čia aiškiai raudonos rodyklės nukreiptos į viršų, tai reiškia, kad šiltas kyla į viršų, na, o šaltas leidžiasi žemyn. Ko dar negali dirbtinis intelektas, tai analizuoti vaizdo įrašų. Aš nežinau, jeigu paleisiu, ar matysis. Gal tada net ir neleisiu. Čia yra vienas iš įrašų apie visatos atsiradimą, kuriame yra klaida. Tai yra vienas žodis paminėtas visiškai ne tam kontekste, kalbam apie neuroną vietoj neutrono. Ir jeigu mokiniai atidžiai klausosi įrašo, jie gali tą klaidą rasti. Na, viena iš tokių užduočių, kad jie atidžiai peržiūrėtų ir pataisytų, tai turi atlikti patys, kadangi dirbtiniam intelektui įkėlus šito įrašo nuorodą, jisai mąstė, kaip matome, ilgai, virš minutės, ir parašė, kad nuorodos turinio negali atkurti, negali cituoti tikslaus sakinio iš vaizdo įrašo, tačiau jisai rėmėsi pavadinimu ir išvardino, kokios klaidos galėtų čia rašo, kad galėtų, pateiksim, ar tekstą gali. Gali jisai analizuoti galbūt tik tada, jeigu yra nurodyti titrai. Tai tokiu atveju taip, jeigu titrai nėra nurodyta, tekstas lietuviškas, tai jam sunku šitas klaidas rasti. Nes net ir iškirpus gabalėlį, patikrinsim, galbūt nurodysit tas, kur analizuoja. Nes čia iškirpus gabalėlį ir įdėjus, jisai tos užduoties negalėjo identifikuoti. Dar paminėsiu, kad nagrinėjau daugiausia su ChatGPT, kadangi mokiniai dažniausiai šitą platformą naudoja. Aš čia kur nurodėt. Čia pažiūrėsim, kaip siunčiat. Man dabar irgi viskas sustoja. Nemoka nuskaityti ir iš prietaisų nuotraukų. Pavyzdžiui, mes turime čia prietaisus, kurie yra su perjungimo. Na, reikia nurodyti, ką rodo prietaisas, kokį srovės stiprumą, kokią įtampą, apskaičiuoti varžą ir įvertinti matavimo paklaidas. Jau jisai nepamato tiksliai ir nurodo klaidingas vertes. Galima
mokiniams sukurti ir priešingą užduotį, tai yra tapti tais mokytojais ir liepti surasti to dirbtinio intelekto padarytas klaidas bei jas ištaisyti, argumentuoti savo pasirinkimą. Tai yra vienas vėl iš užduočių tų atlikimo būdų, kad galime atlikti kiek kitaip, paskirti kiek kitokias užduotis. Ko dar negali atlikti, tai nubraižyti tiksliai tų grafikų ir sužymėti pagal duotą piešinėlį. Na, kai kuriuos grafikus jis tikrai tiksliai ir gražiai atideda, pavyzdžiui, svyravimų grafiką, jeigu koordinatę sužymėti reikia. Bet jeigu tai yra vektoriniai dydžiai, susidūrė su problema, kad bet apskaičiuoti tiksliai ir nurodyti, pavyzdžiui, kadangi tą kampą tik tai arba mokiniai neskaito, kur tiksliai tą paprašius juos paskreipti, jie atidės tą kampą, tą jėgą neteisingai. Tai yra kitoj, pavyzdžiui, pozicijoje. Tai irgi užduotis, kurios siejasi su vektoriniais dydžiais, su jų atidėjimu, vektoriniam sumom yra sunkiai įžymėti tiesiogiai brėžinyje. Tai irgi to atlikti negalim, paprašiau, kad man nubraižytų, ne tik apskaičiuotų, tai pateikė tik tokį brėžinio variantą, kas visiškai netitinka tos tikrovės. Iš mokinių šitą sužinojau, kad labai prastai sprendžia kryžiažodžius. Ir mes kaip pabandėm, tai tikrai tas kryžiažodis nepadėjo įspręsti. Sumaišė tuos skaičius, eiliškumą, klausimų, kai kur neteisingus atsakymus pateikė arba net ir netitinka tas raidžių skaičius, kurio reikalaujama kryžiažodžiui. Jeigu sutrumpinti klausimai užrašomi pačiame kryžiažodyje, ten prie to vienetuko, pavyzdžiui, dvietuko, tai jis nemato ir paprašo, jūs tik pamoko, kaip tą kryžiažodį spręsti ir kaip tą užduotį atlikti, bet į klausimus jau neatsakys. Atvirkštinė užduotis taip pat nėra galima jiems, jisai gali sukurti kryžiažodžio kažkokį tinklelį, paprašius kryžiažodžio, kur būtų 5 žodžiai horizontaliai, 5 vertikaliai. Todėl vienas irgi kaip įsisavinti sąvokas, kažkokius dydžius, galima pateikti skyrelį, iš kurio mokiniai mokėsi, ir remiantis tuo skyreliu, ta nauja tema sukurti kryžiažodį, panaudojant naujus terminus. Taip. Dažnai pamokose naudoju nuotraukas, kelt, pavyzdžiui, klausimus, įtvirtinti medžiagą. Ir jeigu aš paimu nuotrauką, čia irgi toks pastebėjimas, jeigu paimu nuotrauką iš interneto, jisai tą klausimą pakankamai gerai atsako. Net aš, pavyzdžiui, paklausiau nuotrauką, kad susietų su pamoka, su nagrinėta tema. Jisai nežino, kokią tą temą nagrinėjome, bet pagal pavadinimą iš ten, kur paėmiau nuotrauką, jis gali jau tą klausimą mano atsakyti.
Jeigu aš naudoju savo nufotografuotą nuotrauką, tai tuomet į tą patį klausimą jis jau atsako abstrakčiai ir matom, kad čia tuos visus reiškinius, šviesos sklidimą pradeda nagrinėti, apkrovas, korozijas, skysčių judėjimą, bet apie šiluminį plėtimąsi, ką mes nagrinėjom pamokoje, jis net neužsimena. Tai kiek susidūriau, jeigu naudoju savo darytas nuotraukas ir jisai neranda tų pavadinimų, tų puslapių, iš kur paėmų, tai tuomet atsakyti į tokį klausimą, kurį susiejam su savo patirtimi, jisai nesugeba. Kadangi neturi tų emocijų, prisiminimų, galime užduoti tokias užduotis, kurias jau skatintų mokinių gilesnę refleksiją, kritinį mąstymą ir taip pat naudotume jų patirtį. Pavyzdžiui, viena iš užduočių, kad prisiminti reikia išvyką į energetikos muziejų, pasirinkti 3 eksponatus, argumentuoti, kodėl pasirinko ir aprašyti energijos virsmus, nubraižyti energijų virsmų diagramas. Kadangi dirbtinis intelektas nežino, kur mokiniai vyko, jisai jau negali padėti iš tos atlikti užduoties, nebent mokinys jau pats parenka tuos eksponatus, argumentuoja savo pasirinkimą, tada ten tuos energijos virsmus gali dirbtinis intelektas padėti įvertinti arba užvesti ant to kelio. Taip pat yra klausimų, kur mes galime klausti ne kažkokio konkretaus proceso, pavyzdžiui, kaip ten kaip ląstelės dalinasi, kaip tas procesas vyksta, bet paprašyti nustatyti mokinių, kuris, pavyzdžiui, ląstelės dalinimosi etapas jiems buvo sunkiausiai išmokstamas. Ir paprašyti apibūdinti tą procesą, kurį jie, pavyzdžiui, naudojo jam suprasti, arba analogiją, kurią jie sukūrė, kad paaiškintų šį proceso etapą. Tai čia vėl mokiniai naudoja savo asmeninę patirtimi, ko dirbtinis intelektas negali atlikti. Tai galima šio intelekto trūkumu pasinaudoti, ir sukurti tas užduotis, kur turėtų mokinys pats apmąstyti, pats savo patirtį pateikti arba susijęti su savo tą gyvenimišką patirtimi. Dirbtinis intelektas taip pat negali paimti informacijos, kuri yra, pavyzdžiui, jūsų toj bendruomeniai, vietos bendruomeniai arba kažkokioj tai konkrečioj žmonių grupėje jų regione. Tai jeigu vėl užduotis susiejame su tam tikra vieta, pavyzdžiui, mokykla, ten kolegija, ar ten mikrorajonų gyvenvietės, tai dirbtinis intelektas tokių užduočių negalės atlikti ir mokiniai turės patys surinkti informaciją. Pavyzdžiui, galima nurodyti, kur jie tą informaciją turi surinkti, ar archyvose, ar interviu imti, ar naudoti vietinius laikraščius. Tai taip irgi mes skatinsime mokinius analizuoti, apmąstyti, kas būdinga jų tai aplinkai, panaudoti būtent jau aplinkos išteklius, ir taip ir skatinti stipresnį ir asmeninį ryšį su užduotimi. Kūrybiškumas taip pat viena iš tų sričių, kurio dirbtinis intelektas neturi. Ir jeigu mes reikalaujam užduotis atlikti su tais
fiziniais artefaktais ir sukonstruoti kažkokius modelius, nupiešti vaizdinius, sukurti mokymosi interpretacijas. Tai jau tada mokinys negalės naudotis dirbtiniu intelektu ir tą užduotį turės pats atlikti. Tai čia viena iš užduočių, irgi nežinau, pasileis, kur mokiniai turėjo sukurti veikiantį fontaną ir paaiškinti, kaip jisai veikia. Ar mes dar turime pranešėją? Taip, turit. Vėl trukinėja ryšys. Dingote, bet bandom toliau. Aš jūs girdžiu. Taip, tai kuriant tokius, užduodant užduotis kūrybinės, dirbtinis intelektas jų negali atlikti. Galima naudoti video kūrimui, tai čia naudoti kaip sujungtai taip, bet kad mokinys pats sukonstruotų, surastų tą informaciją, kaip veikia, kodėl veikia, tai jau įtraukiame tą jų pačių kūrybiškumą. Net ir buvo, kas negalėjo įgyvendinti užduoties, tai yra tas fontanas neveikia, tai aiškinant, turėjo paaiškinti, nufilmuoti, paaiškinti, kodėl neveikia, būtent remiantis tais fizikos principais. Kita kūrybinė užduotis, tai tuo tik nupiešti su argumentais. Pavyzdžiui, čia, greitai sukurta užduotis patikrinti tą dirbtinį intelektą, kad reikia įsivaizduoti planetą, kur visa iš kosmoso atkeliaujanti spinduliuotė pasiekia planetos paviršių, temperatūra yra aplinkos -50 laipsnių ir reikia nupiešti namus, kuriuose gyvena žmonės, argumentuoti ant savo medžiagų ir technologinių sprendimą pasirinkimą. Tai mokiniai tikrai, kai mes nurodome, galbūt ir aiškiau ir detalesnes tas instrukcijas, priklausomai nuo temos, labai kūrybiškai tai pažvelgia. Dirbtinis intelektas pradeda iš karto ieškoti sąsajų su kažkokia tai planeta. Ir ko jisai rėmėsi, jis pradžių rado Marsą ir paskui jau bandė susijęti jau su tom medžiagom, kurios naudojamos. Tai jo tas darbas tikrai nėra kūrybiškas. Pateikia jau mokslinę informaciją, ir jeigu tokia užduotis yra skirta 8-okui, tai tikrai galima greitai suprasti, kad čia ne jo darbas, arba paprašyti, kad jisai pasidalintų, paargumentuotų savo tuos sprendimus, jau žodžiu paaiškintų tuos terminus, kuriuos panaudojo pristatyme. Kitos užduotys, tai yra tos vadinamos daugialypės užduotys, kada galime vieną ilgą darbą, tą didelį tokį darbą suskaidyti į tam tikrus mažus darbelius ir turėsime tokį ištisą procesą ir aišku, kiekvienas to proceso etapas būtų įvertinamas. Ir tuo pačiu ne tik mes užkertame kelią tam dirbtinio intelekto panaudojimui, bet taip pat padedame studentams įveikti darbą. Tai yra mažesniais gabalėliais, dalelėm, sumažinam tą nesėkmės riziką atliekant didelės užduotis. Nes mes taip sukuriame tokius kontrolinius taškus, kad besimokantieji būtų teisingame kelyje. Jeigu turime užduotį vieną plačią, tai dirbtinio intelekto tie įrankiai gali padėti parengti galutinius rezultatus,
tačiau viso to proceso jie negali atkartoti. Tai irgi darome savarankiškus darbus, kurie gali būti vertinami etapais. Tai yra pateikiama, pavyzdžiui, plati tema, tada temą turi tas besimokantysis išsigryninti. Na, jeigu pateikiam, pavyzdžiui, rentgeno spindulių naudojimas diagnostikoje, tai jisai gali konkretizuoti temą, kad naudos to tik tai, pavyzdžiui, mamografijų tyrimo metu. Turi argumentuoti, pagrįsti, sudaryti planą, kaip jisai surinks tą informaciją. Literatūros paieška ir analizė. Ne visus literatūros šaltinius dirbtinis intelektas gali pasiekti, nors jau prenumeruojamas bazės, tai tikrai ne visas peržvelgti gali. Todėl galima nurodyti, iš kokių tų prenumeruojamų bazių mokinys, ten studentas gali tą informaciją susirinkti. Na, tada lieka jau tas darbo rašymas ir dažnai jau iki šios dalies priėję jau rašo tie mokiniai ir studentai savarankiškai. Na, tai apibendrinant, kokias tas užduotis kurti. Tai, kad būtų kuo daugiau tų asmeninių apmąstymų ir patirties, ką nuveikėt, ką, pavyzdžiui, susijęti su praktiniu darbu, kurį atliko prieitoj pamokoj, arba kur išvyko, kokia ekskursija buvo, ką matėt, gali perteikti per savo tą patirtį, pritaikius jau pamokos tam kontekste. Taip pat įtraukti konkrečius vietos, mokyklos, bendruomenės išteklius, ko dirbtinis intelektas negali pasiekti. Naudoti daugiau tų kūrybinių užduočių, kurie turėtų kažką sukurti, nufilmuoti. Yra net ir rekomenduojama, kad galbūt kad ir matematikos mokymuisi kažkokių tai lygčių sprendimą galėtų jie nufilmuoti, kaip jie sprendžia ir aiškina mokiniams, kurie yra jaunesni negu jie. Užduotis taip pat galim kurti su tais vizualiniais elementais arba kad reikalauti, jog tuos elementus sukurtų patys mokiniai. Taip pat kurti daugiasluoksnes užduotis, kur pagrįstų mokiniai savo procesą, išskaidyti į tam tikrus etapus. Na, dirbtinis intelektas, jisai tik tai tą galutinį variantą dažniausiai ir gali pateikti. Kitas būdas, jeigu reikia iš karto, galima naudoti naujas užduočių pateikimo priemonės, nebūtinai kaip Wordą, ten PowerPointą, kad pateiktų kažkokiose ir kitose platformose. Čia dabar išmetė ar neminės, tai skatindami kūrimą užduočių, tai nenaudojant dirbtinio intelektą, arba susėdami tas užduotis su vietos kontekstu, skatindami pačių mokinių bendradarbiavimą, prašydami pagrįsti jų mąstymą, mes skatiname taip ir prisijimti atsakomybę už savo mokymąsi. Tai mūsų tas tikslas ir kurti autentišką mokymosi patirtį, kurioje mokiniai patys aktyviai įsitrauktų į pačių problemų sprendimą, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Dabar klausimai ir galbūt pasidalinsite savo patirtimi. Aš mačiau jau daug tentuko, ką galima naudoti ir ką galima sukurti, parašėte. Gal dar kažkokių pastebėjimų? Labai ačiū pranešėjai, tikrai įdomu ir naudinga, aš manau, buvo ir čia jau virė
diskusijos, kokie įrankiai gali, kurie negali. Ir labai ačiū gerbiamam Jonui, kuris daug pažėrė įvairių netgi įrankių, kuriuos jau aš tikiu išbandęs ir vizualiai net parodė, kaip visą tai veikia. Tai tikrai ačiū už tą bendradarbiavimą ir komunikaciją. Tokių kaip klausimų aš net ir nematau, nes čia vieni kitiem padėjo atsakyti būtent apie galimybės, nes tikrai pripažįstam, kad mes ne vienas turbūt negalime žinoti visų dirbtinio intelekto įrankių, yra tikrai begalė daug ir net Lietuvoje turbūt ne visi ir pasiekia. Tai tikrai apie tas galimybės jos yra beribės kol kas, bet labai puiku, kada galim tiesiog kritiškai įvertinti ir suprasti, kad tos užduotys turi būti, vėlgi ir gerbiamas Skirmantė sakė, kad turi būti unikalios, būtent verčiančios mąstyti ir apmąstyti savo patirtis tiek mokiniams, tiek studentams, tiek turbūt suaugusiems lygiai tas pats galioja. Bet iš tikrųjų toksai, nežinau, gal gerbiamas Skirmantė ir paprieštaraus, bet toks vaizdas, kad kuo toliau, tuo labiau mes su besimokančiaisiais, nesvarbu kokio amžiaus, ir moksleiviais, ir studentais, verčiami esame žaisti ir tos užduotys, tai filmuokime, tai papieškime, tai sudėkime, tai kažką tai padarykime, yra pakankamai taip, keistai skambantis, ar ne, tokios perspektyvos, ypač turbūt, nežinau, 12 klasiai besiruošiant matematikos egzaminui, kuris yra ypatingai, ar lietuvių, kurie yra tikrai svarbus, ir nufilmuokime ir pažaiskime, tai šiek tiek gal ir nekaip skamba. Gal čia tik mano tokia mintis. Kaip manot, ar tikrai visi jau norim žaisti? Su jaunesniais dar galima žaisti, kol egzaminam nesiruošia, o paskui jau reikia tas užduotis sudėtingesnės irgi kurti. Ne viską įsprendžia. Ir čia matau Jonas, kur pasidalino, tai aš išbandysiu tom programėlėm, nes kai pradėjau ruoštis, aš iš pradžių tikrinau per 5 tas ir pokalbių svetainės, ir kitas ten, ką gali. Bet paskui paklausiu pačių mokinių, ką jie naudoja patys, nes dažniausiai užduotis kuriu mokiniams, kurie turėtų arba įveikti dirbtinio intelekto pagalbą, arba ne. Tai jie naudoja tą ChatGPT pagrindinę nemokamą versiją, tai daug ko jisai atlikti negalima. Taip, yra daug programų, kurias ir mes, pavyzdžiui, su studentais naudojam. Jie ir skaidres moka sukurti, ir tuos video, kai reikia, bet jie turi konkrečią užduotį ir turi panaudoti jau savo surinktą informaciją dažnai. Tai čia, kai mokytojams galbūt tas kitokias užduotis, kitokie pavyzdžiai buvo. Bet labai ačiū už tą pasidalinimą. Pasižiūrėsim, ką įveiks. Aš užduočiau. Dėkui.